Čempiono vardas susigrąžintas po kelių metų pertraukos, dar džiugesnis naujienos ir sveikinu Žilviną, sveikinu savo mechanikus, kurie puikiai paruošė automobilį, kad ir mes turėjom šiokių tokių problemų, bet mes nebaigėm šiemet tik tai vienų lenktynių, kas yra labai stabilus ir geras rezultatas ir tą parodo mūsų surinktų taškų suma. Tai labai džiugią natą pabaigėm, labai gražiam mieste, labai šauniam kolektyve. Ačiū visiems palaikantiems ir galiam fanam, kurių vis daugėja ir kurie skatina mus tobulėti, siekti dar daugiau ir važiuoti greičiau, negu kad mes galvojam, kad įmanoma.